Sveiki, aš esu Eglė iš Vilniaus universiteto, Kauno humanitarinio fakulteto. Esu trečiam kurse. Ir mano prisiminimas apie universitetą būtų apverstumo diena studentų atstovybėje, kai studentų atstovybės nariai sugalvojo tiesiog pertraukos metu apversti visus daiktus aukštyn kojom. Ir po to įdomiausia tai buvo reakcija prezidento, kai jis atėjo ir tiesiog pamatė visą netvarką ir vienintelė žodžia buvo, kas apvertėt, tas ir sutvarkysit. Tai po to teko tvarkyti. Taigi esu Lukas Šiupšinskas, buvau Vilniaus dailės akademijos Kauno fakulteto skulptūros studentas, bakalauro ir magistro studijas čia, taip sakant, mokiausi. Tai yra didelis laiko tarpas mano gyvenime, 6 metai, tai žinoma įvairių prisiminimų ir įvairių dalykų galėčiau papasakoti apie šitą vietą. Ir ką iš studijų metų geriausiai prisimenu, tai trečią kursą, nes tada žmogus ir menininkas pasiekia tam tikrą brandą, pradeda dalyvauti miesto renginiuose, aktyviai reikštis kūrybiniai veikloj. Ir trečiam kursė aš čia susipažinau su savo dabartinė ilgametė draugė, stiklo magistrantė Gintarė. Ir kas yra smagiausia, kad pradėję veiklą bendravime tarp šitų sienų, toliau tęsim ją ir už instituto ribų. Ir kitas labai smagus dalykas, kad po visų šitų studijų metų institutas save pastoviai atnaujina ir nepaleidžia jaunų žmonių tokių kaip aš, ir šiuo metu šičia darbuojasi, tęsiu savo veiklą ir kadangi pats buvau studentas ir prisimenu, ką reiškia būti studentu, stengiamės rūpintis dabartinę kartą. Aš esu Ringaudas Palubinskas ir studijuoju LSMU. Mano prisiminimus apie universitetą gerai reflektuoja dviejų genialių panelių sugalvotos geriausios medicinos mokyklos taisyklės. 3 iš jų dar ir pasakysiu. Pirma taisyklė, kad ir kokių blogų žmonių bebūtum sutikęs gyvenime, geriausiai medicinos mokyklai sutiksi blogesnių. Gerai, jeigu jie bent jau tau nedėsto. Kita taisyklė yra, kad kuo aukštesnis tavo pažymys, tuo mažiau sraute turi draugų. Ir dar viena svarbi taisyklė yra, kad reglamentas yra parašytas studentams ir jie jo turi laikytis. Dalis apie dėstytojų pareigas yra parašyta tik šiaip sau. Ačiū. Sveiki, esu Lukas Stumbra, kitų studentų atstovybės socialinių reikalų koordinatorius ir aš jums papasakosiu istoriją, kaip praeitų metų kūčių vakarą praleidau šiek tiek kitaip. Iš esmės, mes kaip studentų atstovai pamatėme tokią problemą ir gana liūdną problemą, kad kuo mūsų universitete arba apskritai budėtojai, kurie turi dirbti per tokią gražią šventę, negali būti kartu su šeima, kuo jie yra prastesni. Ir taip mes norėjome jiem bent akimirką, bent 5-7 minutės skirti savo dėmesio ir taip paversti jų kūčių vakarą šiek tiek linksmesnį. Ir iš esmės mes per 20-30 pastatų budėtojų apkeliavę, tai pakėlėme jiem nuotaiką. Aišku, buvo labai įdomių istorijų, nes buvo tokių atvejų, kad patys budėtojai netgi buvo pikti pradžioje, kad jie nežinojo, kokiu tikslu mes atėjome ir jie galvoja, kad mes tiesiog atėjom be idėjos ar į bendrabutį, kai bendrabučiai yra tušti. Ir mes iš esmės keliame problemas ir taip dar net ir trukdome žiūrėti jam televizorių. Buvo tokių atvejų, kad netgi budėtojai norėjo mus išvaryti su šluotomis, gąsdindami ir panašiai. Bet galiausiai, kaip sužinodavo, dėl ko mes tai atvykome pas juos, koks mūsų yra tikslas ir kad mes norime pamatyti jų šypsenas ir tiesiog šiltai pasėdėti tas kelias minutės, tai jie iš karto pažiūrėdavo į tai labai gražiai ir buvo iš tikrųjų labai neįkainojama patirtis, kurios metu mes galėjome padaryti gerą kitiems žmonėms. Simanavičius, Vytauto Didžiojo universiteto studentų reikalų tarnybos direktorius.
tokios pareigos. Įdomi detalė buvo tame, kad liftas buvo senovinis ir tebėra jis smetoniškas liftas, tai vadinamasis. Ir ten įdomesnis variantas būdavo tada, kada reikėdavo kokį nors neįgalųjį studentą vežti. Tai vieną kartą mes taip juokaudami, tokią akciją turėjo, reiškės, kad pamatytų, ką studentai su negalia patiria. Mūsų vienas studenčiokas, kuris neturėjo negalės, jisai išvažiavo su to vežimėliu, reiškės, rodė, kas ten vyksta ir panašiai, ir paskui grįžo jisai, ir kadangi liftas yra mažas, tai jisai su to vežimėliu taip ir važiavo ir neturėjo kur atsistoti, jis atsisėdo ant to vežimėliu. Pakilo į 5. aukštą, atsidarė duris, 2 studentės kaip tik iš paskaitų laukė lifto. Na, jisai su ta kėdė bandė išvažiuoti vieną kartą, nepavyko, nes niekad, nepratęs buvo važinėti, dar kartą neišėjo, nes jau tos studentės irgi čia norėjo padėti. Sakė, palaukit, Taukšė atsistojo iš tos kėdutės vežimėlio, to ištraukė tą vežimėlį, apstulbęs studentės liko taip ir stovėti, kaip jisai su tavimi išsitraukė, atsisėdo ir toliau nuvažiavo. Tokia viena iš linksmesnių istorijų susijusi būtent su to 5. aukštų pasivažinėjimu.